Sveiki, YouTube šaika. Ką atlėkiau prie vandens. Iš tikrųjų, žvejybos jau pabaiga. Atvariau čia tik tais keliom valandom. Nu bet ką, ieškojau lydekų. Mano vienas mėgstamiausių, jei ne pats mėgstamiausias žvejybos būdas. O kaip sekėsi, žiūrim. Nu ką, pirmas metimas. Ir žiūrim, kas bus. Ar šį kartą irgi bus pirmo metimo bairis ar nebus. Tuoj sužinosim. Labai daug žvejų, labai daug valčių. Ne, šį kartą pirmas metimas nebuvo vaisingas. Kiek klausiu žvejų, tai pagavo tų lydekų. Neįspūdingai, ale, bet kažkas vyksta. Užsidėjau offsetinį kablį, nes kiek žinau, šitose vietose tų kliuvinių yra tokių rimtesnių. Tai sekt nesinorėtų. Bet jeigu nieko nekabins, užsikabinsim kažką kitką irgi. Gal šitą Max Quado kopiją. Tadam. Gal suveiks. Žodžiu, logika tokia, kad daugumą čia gaudo gumom, stambesniam gumom. Tai viskas gerai, ant jų kimba. Turbūt gerai kimba. Bet kadangi dabar jau sekmadienio vakaras, tai jaučiu, tas zavalas jau žvejų praėjo. Dauguma turbūt čia su gumom išdaužė tas lydekas. Tai gal ant woblerio bus dar susidomėjimo. Aišku, jaučiu, wobleristų čia irgi yra. Žodžiu, nežinočiau. Tiesiog reikia bandyt. Čia giliai tokie 3, 4, 5 metrai. Kažkur čia ir 6 jaučiu yra. Bet wobleris kiek čia? Kokius 2, 2,5. Nu, 2,5 šitas turėtų eiti. Maksimum. Tai, pats tas. 6 metrų giliai, aišku, nelabai. Taip sakyčiau, įmanoma, bet ant ribos. Jeigu jau labai aktyvi lydeka. Bet kokių 4,
3-4 gali drožti. Lydeka pakyla. Hours later. A jum? Gyliuose? Čia nulis ten. Ant gylio ar ant sekliau? Kažkaip nieks nekimba. Ko daryti? Bandžiau ir woblerį, ir vieną, ir kitą. Bet kaip niekas, taip niekas. Šitas lydekas jaučiu prisižiūrėjusios visko yra. Blemba, čia tų lydekų aš net nebejoju, kad jų čia yra. Bet va, kibimas. Eik, žinokit, gerą. Chebrytę turim gerą, žinokit. Ar kas čia? Nesupratau. Ne žuvis? Ne žuvis? Nežinau. Zacepas kas čia? Zacepas? Zacepas? Eik tu, na. Na, aišku, čia nieko nepamatysi. Bet nesupratau, blecha, atrodė. O gal buvo žuvis? Blecha, reikės. Gal buvo žuvis ir iš karto į kokį velnį, žino, šaką, dar kažką. Bet skrinai atrodė kaip smūgis. Reiks pažiūrėti filmuotą medžiagą. Žiūrim. Praeitą žvejybą irgi buvo grinai ant tų žodžių. Oi. Adrenalinas tai gerai sukilo. Ne, 100% buvo žuvis tikrai. 100% įsikabino ir į kažką įlėkė. Šiaip šiuo metu dar lydekos, kiek girdžiu aplinkui ir kiek pasiteisina, tai
Jos labai kažkaip mėgsta ant visokių dugno perkritimų stovėti. Ant pagilėjimų visokių staigesnių, ant pasiekliejimų kažkokių vidury gilių. Ypač jeigu žinot, kur yra kažkokie kalniukai, taip vadinami, tai ten drąsiai galima lydekų pasiieškoti. Aišku, turit turėti echolotą arba turėti tiesiog batimetriją to telkinio. Ir matysit. O aišku, be pigų man čia kalbėti, kai dar nieko neištraukiau. Užsidėjau mėlyną baltą klasiką. Bet kai pagalvoji, labai daug kas ant tokių gaudo, tai nežinau. Viena vertus reiškia gal sėkminga spalva, kita vertus reiškia, kad lydekos tokių prisižiūrėję. Tai čia tas ant to, man atrodo, svarstyklės išsilygina. Reiškia, visos spalvos vienodai geros. Turbūt. Zuja tie žvejai pirmyn atgal. Visi ieško savo laimės. Nieks neranda. Kaip ir aš. Blemba, jau pradedu galvoti, kad viena lydeka būtų jau gerai. Čia panašu, kad gausiu baranką šiandien. Kaip nuo tos barankos išsisaugot, nežinau. Girdžiu, kolegos turi problemų su benzininiu varikliu. Kažkas ten gesta, kuris gesta, gazuoja. Blembas tais benzais, nu labai faina plaukiot. Labai greit gali nuplaukti, nes plaukimo greitis visiškai kitoks negu su elektra. Bet blecha, ten kai pagalvoji dar, kiek ten reikalų yra, nes aš nežinau, kaip jie dažnai genda iš tikrųjų, nes visgi tai yra vidaus degimo variklis, kuris turi savo detalės visokias, kurios genda, dyla. Blecha, išplauki kurį marias ir sugesta, į ką tada? Elektra kažkaip patikimesnis reikalas, nes ten nelabai yra kam gest, iš tikrųjų. Labai paprasta ta motorika. Kas ten gali gesti, tik šepetėliai. Šepetėliai po biškį apie save duos žinot. Žodžiu. Kur tai smikimba? Kur mano kriaušė? Nu, po kol kas barankėlė. Va, kitam krante tėvas moko dukrą spiningauti. Man kaip gražu visada tokie dalykai. Šiaip būna juokinga, kad ten, pavyzdžiui, krante kažkur žvejai ten kažką gaudo ir matau žvilgsnius tokius, kad ne visi gal mato iš tikrųjų, kad su kamera esu. Žmonėm atrodo, kad tas tai debilas su savim šnekasi. Kaip čia be pasiūlyt? Kažką ryškesnio. Ką tos lydekos sau leidžia, aš nesuprantu. Tiesiog va. Ima ir nekimba. Aš net nebejoju, kad jau turbūt ne viena lydeka matė mano masalą. Bet, vat, tokie reikalai. O gražuolis šitas net dantų nėra gavęs dar. Nu taip va. Laikas būtų ponui duoti rezultatų. Nu ką, praktiškai
paskutiniai šansai. Turbūt, kad paskutinis čia mano inkaras. Reiktų šitą guminuką jau pašventinti, sakyčiau. Tai ką, panašu, kad gaudė senis lydį ir pagavo patys žinot ką. Viskas. Dabar jau tikrai paskutinis taškas. Žinot, kaip būna. Dar va čia va. Po to žinau, kad būna namo grįžti ir gailiesi, kad blemba, reikėjo ten dar pabandyti. Nu tai va, kad nesigailėčiau. Nu, gal čia kas bus. Kibimas. Pagaliau. Nedidelė kažkokia, bet pašventino masaliuką. Nu. Oi. Kažką čia turim. Va. Prašau. Dar ir ryte prasuka. O, kaip fain. Oi, tik ne inkarą mano. Na jau viskas, ateik. Na, gerai įsikabinus. Ateik. Uts, tik nešok. Ne, jau viskas nevaryk, ne. O, tu piruetai. Nu, jau visai ant vakariuko. Papa. O, kokia gražuolė. Pagaliau. Nu, į lūpos kampą. Vanko. Nu, super čia. Kokie, nežinau, pemkelį. Va. Graži, sveika. Ir ate. O, papa. Nu į va, į tokią tą žvejybą. Viskas praėjo galbūt ne visai taip, kaip tikėjausi. Galvojau, kad bus gal daugiau tų kibimų. Nes tas oras toksai apsiniaukia, vėjas pučia. Bet, nu, yra kaip yra ir tas gerai. Visai smagiai praėjo tas laikas. Kaip ten sako, žvejyboj laikas į tavo amžių nesiskaičiuoja. Tai va, o jei patiko, tai tradiciškai like, subscribe ir visa kita. Ate.